Labą rytą, tai mes jau gyvi. Valandų nemažai, jau ir beveik 8. Esam valgyti jau pusryčius. Kambaryje, pažiūrėk, kas daros. Visur visokių burdakų. Rūbus išsiskalbėm vakar atvažiavę, tai niekur padžiauti, buvau padžiauti ant longų, bet kas saulė dinga. Tai jau džiovėm čia, kur tik galėjom, ten džiovėm. Kažkas jau pradžiavo labai gera, o dar ir čia irgi ir drėgni. Tai kažkas pradžiavo, kažkas dar nepradžiavo. Nu, bet jau šiaip visi atrodo savus, maždaug kojins, kad reikės ant feną užsimauti, prasipūsti, kad būtų visiškai savus. Tai kon esamės dabar pavalgyti ir varysim į Matką kanjon. Netoli, čia ir 13 km nučių. Pabandysim aplankyti Matką kanjon, gal pasiplaukysim su valtim. Ir šiaip kaip ir norėjau prie to kryžiaus nuvažiuoti, kur filmavau vakar, ant kalno viršaus. Jeigu pavyks, tai manau nuvažiuosim pasižiūrėti vaizdų. Gerai, aš baigu video, bandysiu kelti YouTube, kad būtų jums sekmadienį ko pažiūrėti, kas žiūrit, kam patinka. Ir einam valgyti, nes jau labai noriu. Pusryčio tai lievi bus, kažkai ir bulka. Nieko čia nėra, biškai sumuštenį gali pasidaryti, daugiau nieko. Tai tiek laukiam, kol iškeps mūsų dovaną. Nu, bet kažką nuškosim kavos, bent jau atsigersim, dar kažkom padarysim. Nu, nieko gero mes čia nepasėmėm pavalgyti. Nėra pavalgyti. Dar rat kiaušienį, aš jau neberadau kiaušienį. Gal nežinau, kas čia ir gal bandėlis bus, bet čia va daug kaparškiai atrodo. Gal nežinau, šiandien suvalgysim, nu ir sumuštenį. Nu, svarbu, kavos atsigersim dar bent jau. Skanaus. Eilinį kartą pasikeiti mūsų planą. Ten varom prie to kryžiaus ir prie to bokštą. Kažkur į aikštelę reikės pasilikti motocą ir paskui sukelto užkelti. Tas kryžius į 66 metrų aukštį pasirodo. Jons į viens aukščiausias pasaulyje. Ne pats aukščiausias, bet viens iš aukščiausių pasaulyje kryžių. Jo, įspūdingas dalyks. Tai važiuonam apžiūrėti iš arti, kaip mums ten atrodo. Nu, jau ganėtinai aukštą pasikėlim. Jau vis miestas atsivėrė. Varom su šortas, va mes. Ai, sakom, čia pat pavažiuoti miestą rebas, tai atsargiai tep. Nes nepatogia paskui aikštelę atvažiavo. Pasėmėm iš tikrųjų ton viešbui dar vieną dainą. Tai paskui nepatogia aikštelę atvažiavus vėl tus rūbus nusirenginėti, persirenginėti. Norim patogiai pasivakščiuoti. Tai sakom, tep rame. Davažiuosim. Striuks tik tą, kad pasiėmėm. O daugiau niek, šalums ir pasiliksim į aikštelę atvažiavę ir bandysim iki to kryžiaus pasikelti. Žodžiu, nėra taip, kaip mes čia planavom. Tai vat žmogus vietinis sako, aš dabar grįžau nuo viršaus. Ir sak valandą laik, bet sak dabar jį per daug karšta. Tai sak, nežinau, kaip jūs, bet sak, aš pradėjau, sak, rytmetį anksti. Sak, nežinau, kaip jūs, sak, ar per toj karštį užlėps ar neužlėps, bet keltuvą neveik. Čia yra austrų, čia yra austrų keltuvą ir aniai dabar jau užsidarė prieš kažkiek laiko. Nebeveik, žodžiu, sak, tai gali tik tą o ir apie valandą laiką iki viršaus. Viršaus, sak, ir parduotuvės. Jeigu reikės vandens ar pavalgyti, sak, aš nusipirkau kažkaip biliašą valgį. Tai, sak, nusipirkau pavalgyti ir, sak, dabar jau grįžau. Tai, nežinau, kelsim? Nu, kelsim, reikia aukotis. Čia va, man drauga. Tu neišgyvensi? Nu, Palauk savo. Pažiūrėsim, kai grįžčiam, ar išgyvenau, ar neišgyvenau. Bet noriu užlėpti iš tikrųjų ir aš bandysim eiti peškom.
Do you know where is that path go to the top? To the stairs. To the stairs over and there, right. yeah? There is And a to the right. Yes. Okay, thank you very much. Na, va, turim. Pasai, kur ir takėlis. O internet space, free wifi. Kur ir takėlis, tai ir bandysim keliauti mes tuo takėliu iki pat viršaus. Šiaip Šiaurės Makedonijoje labai nebloga, daug kur gal kortelėm atsiskaityti, jau net kaip tokių Rumunijoje, kai buvo visur grinas, Serbija ir grinas. Tai visur gal kortelė. Ir be to, kokia čia buvo valiuta? Dinarai, ne? Liktai, kad dinarai. Tai nebūtent turėtų dinarų vis priėmė euras ir atmetė euras. Tik tas tai, kad labai gera būtų, jeigu turėtum, jeigu jūs važiuos kažkas, tai smulkių turėti, nes atmetimo nelabai daug kas turi. Tai pažiūrėjau, kokį 50 turi, jau nenori priimti 50. Žodžiu, turėkit smulkių ir problemų nebus euras. Nu, mes varom į viršų. Mes dabar tik pradėjome mėti, mes jau pasiklydom. Nebėra takėlį. Kur čia ėti? Ten teik tuolai reikės ėti mums. Wow. Čia jūs matot, ten ir takėlis, kur ir kabelis. Ir čia, koks, nežinau, kaip mes čia pakelsim virš normalią. Kažkur čia bus takėlis, bet bus labai statė. Wow, čia bus man mirts. Čia kelias, kur mes pradėjom lėpti, arba 6,5 km, bet mums biška aplinko. Šimts 14 pulsų da kol kas, bet jau bus 108. Dar liko biški. Bet man jisai jau krenta. Čia stoja širdis mane. Nu, bandom. Toliau daryti. Nu, ko nežinau. Treniruoti tai gera. Kardio. Tepšite. Čia galbūt, kad vara ir su dviratės, nes taip nuvažinėti šlaitą. Šito žmonės tras pasidarė jau čia dviračių. Prisėdom pailsėti. Nes va taip, čia net mes net neėjom, kopėm jau. Šakis. Wow. Nebetoli belik. Koik 9-5%, kiek mes esam. Nu, ei. Einam 10. 10 minučių šiandien. Tai dar laiko koks 4 valandas. Na jo. Tas takėlis, kur mes dabar lipam, yra dviračių trasa. Va, pasidarė tokius bortus. Ir prasineš. Ten toliau tramplins buvo pašok. Ir realiai tas akmenim, kur filmavau, ant per ten įsileidus dviračių, va, davins tramplins. Gera čia traselė. Kas čia čiužinių prisidėjo, čia ne treniruonas turbūt. Ar tas čiužinys susideda kažkur tai į šonus, kur gal nukrėsti. Nes čia ganėtina didelį tokiai lakšta. Va, koks tramplins. Štai parsinė šop.
Ir čia vadinama trasa tokia tinklą padėti. Fainai. Nu, mes jau vienam 53 minutės. Dar nenumirėm. Bet veitum taip jau. Nebloga padūstų. Dar manau, kokį 10 minučių. Ir turėtumėm pasiekti viršūnį. Plus minus. Čia tepi varom tą toliau MTB dviračių trasą. Oi. Čia kažkokį keliuką nutrumpin. Kur tu čia išeini? Bet čia ir vietin. Jaučka žin, trumpesnį kelią. O va, kabelė jau matos. Palaukit, parodys aš jau. Va. Ir čia va, kels. Va, kryžius. Va. Liuks jau netoli esam. Nu, kur mes čia esam? Ai, dar čia ta kėlsi atgal įlysti. Oi, kai kalna. Kryžius. Skopje. Jo. Gerai. Galvoju, kad jau pasiekėm, pasirodo dar ne. Tai dar nemaža čia, ir 300 metrų, 400 gal. O gal ir daugiau, kiek didesnį vingę bus. Nu, taip. Tokies ir žygionam. Bairis buvo tas, kad ten toks šlagbaums apačio, tipo negal važiuoti. Bet pro šon, matas pravažinėt. Sakau, varom pro čia. Sakne, einam peškom. Ir žiūrėjau, motoroleris parvarė iš viršaus, kad čia buvom išlindę jau. Būtų negalėsi motociklą iškelti. Įmanom, žodžiu. Nežinau, ar čia, čia gal. Čia kuizdą gali šasakinėti. Pokštas, reikia čia pat yra. Ojej. Vargelis. Nu va, esam pagaliau Veito. Va. Čia tas bokštas, čia kryžius. O mes esam kilometrus ir 66 metrų aukšte. Virš jūros lygio, aišku. Tai jau dar palipsim čia va, į apžvalgus, man atrodo, aikštelę. Ir pabandysim pafilmuoti Tonves miestą iš pat aukščiausio taško. Ten turėtų būti gal Matkas kanjoną. Kanjons turbūt. Tai šiandien varysim irgi. Galbūt biškį paplaukiot kažkur tai. Jo, įspūdinga didį kryžius, wow. Ir lėktuvas ant ateisė į kryžiaus kampą, pakštą. Bin Ladeno sama. Gerai. Čia aišku gal eit, bet aš pabandys prasmukti. Gal nieks čia mane labai vilna nedaus. Nieks nemata. Gerai, varom čia. Batep. Nu ir kap. Wow. Ten tą kalną susneigas. Ten kiek kalnų dar aplink. Wow. Nu čia turėsime veiklos. Tep užlipom į viršų. Tenka vienok ir. Esam kažkon gal atsigerti turbūt. Šalta gal turės. Kažina, kas nors pamatyti, kad šilipčiotas laiptelis. Ai, užrakinti ir. Nu gerai, nesu. Tai ar verta buvo čia lipti? Faktas, kad verta. Gal dar netgi geriau, kad nes motociklų užvažiavom.
o užlipom. Iš tikrųjų nepavargau labai. Dabar yra valanda ir 10 minučių realiai lipom. Valandai 15 minučių lipom čia. Nežinau, kai kirba jau pažįsim Stravą ir bus matyti, kiek mes čia nuėjom. Atstoms koks. Nuėjęs nuo pačios, nuo aikštelės iki čia per mišką. Oho. Lauk, nelabai. 3 kilo 710 metrų. Nu, nebloga, galvoju, kad mažiau. Tai normaliai, čia mes dar. Realiai, jeigu mes 3 kg 700 metrų per valandą 15 atėjom, tai čia gerų greičių mes dar palygins. Nu, iš tikrųjų, nebuvom įsistojai. Labai trumpa, buvom prisėdę visą laiką ėjom. Jo. Gera gaivė čia viršau, nors ir saulė šveit, bet vėjėlis toks papatų. Man iš tikrųjų vis noga ir šlapi. Tai, kad papat vėjėlis lava gerą atgaiven. Pažiūrėkit. Nu va, atsisėdom prieš tokį peizažą. Nu, kojas nukirt žiaurę, bet kažkur pasiklydom, nepasiklydom, o nuklydom nuo to takėlį, kur mes iš pat pradžių ėjom. Nes dabar einam grina labai viską state ir labai teisė, tai nusileisim greičiau turbūt, trumpesnis atstoms bus, bet labai state ir žiaurė kojas iš tikrųjų jau nukirt. Geriau, kad būtumėm nenuklydę turbūt nuo to savo kelioką. O taip, nu nežinau, per kamerą ne, tiesiog parodyti, kur čia kas čia yra. Nes iš tikrųjų yra labai state. Per, tarkim, 5 metrai į priekį ir nukritėms kokie 2-3 metrai į apačią. Tai įsivaizduoju, kažkas čia galbūt kokie 30 laipsnių. Tai tikrai bus statom. Blemba pagalvojus, čia dabar, kur matos vien stulps, antras ir tret stulps. Nu, per kamerą aš gal biškį 4 stulpą ten iš tikrųjų ir. Tai čia realiai va tepšta, jeigu žiūrint, iki paskutinį stulpą, iki kalnų viršaus, nu čia ir kokiai, 500 metrų gal, 6 gal kokiai 100. Bet mes ėjom čia, vatepa, visi vatepa, keliukas, MTB tų įktrasen. Nu tai iki viršaus buvo 3 km 710 metrų, aš nuo aikštelės. Čia dabar buvo parašyti kažkur ant asfalto 500 metrų, bet mes jau kokiais 250 nuėjom, tai dar kokiai 200-300 metrų iki aikštelės bus. Va, čia paskutinė tai truosa į apačią. O. Pirmų žmonės sutinkam, kad reikės dabar į viršų, mes jau į apačią ledomės. Tai vat, tai jau būsim aikštelė, pažiūrėsim Stravą, ko man rodo. Nu va, nusileidom į apačią. Kaip matot, esam sveiki gyvi, nenumirėm. Iš tikrųjų net nepavargau labai, tik ta, kad kojas jau atkali. Ypač apačiai pradėjom leistis, tai ganėtinai smarkia. O nuėjom 6 km, lygiai 7 km. 2 valandas 40 užtrukom su pasišmirinėjimas viršau prie kryžiaus. Kaip mes ten prabuvom? Jo, dabar yra lygiai valandą laiko, japač, be 2 minučių. O į virš valandą 15 ėjom. Nu tai ten prabuvom 25 minutės kažkur ten. Viskas. Mots už čia. Aikštelį nemokam, bet kaip mum bėgi kujel. Viskas okei. O, kapnauji. Все, varom į Matka kanjon dabar.
Oho. Oho. Kur čia mums turėjai nuvesti? Kas čia dabar per grybą? Šitą buvo nusukėms. Ne, varom atgal. Dėsim prieš eismą. Gerai, nepavariau. Nu, nesinorėjai kiek ten 3-8 km važiuoti aplinko. Tuoj klonk padarė. Nu, pasiėmėm po ledą palaižyti. Atsigaivinti. Atvykom į Veitą. Į Matka kanjon. Čia pasiplaukėjimą. Tai turbūt gal ir bandysim pasiplaukioti. Kol kas šiandien daugiau nesimat, bet čia kažkuria visi antai mes irgi einam kartu. Va, taip, tor užtvanką padarė. Ten yra opi apačio, bet opi ir pratam prašuonu tiek. Čia nei vadin ežer, kažko nusitvenk ir tor tipo pavadinau ežer, ne užtvanką, bet ežer. Nu, dirbtinis ežer, sakykim taip. Nu ir einam pasižiūrėsim. Nu tai jau Valteras kažkoks prasideda. Galės pasiplaukioti tarp kalnų. Visokių dalykų. Čia sakalas kažkoks. O, iš gal jam kažkokį gidą. Sak, čia va kur praėjom, žėjimo būn, barveklę. Užsidėjai. Ir labai gražia. Turistų tai labai daug. Džiauria daug. Biškai prasibruvėm ten, kur turistą nebevakščio. O, žiūrėk, iš mūsų gal parein. Pamatė, kad mes čia einam. Ir pradėjo įranėjoti. Šia būt gera į patį viršų varyti ir nuo viršos pasižiūrėti šito vaizdėlį. Bet va ir iš jau gera. Jau gera, va jau gera. O taip. Nu ir bandysim su laivelės prasiplaukti. Kažkur tai čia.
ledą, atsistoti į priekį ir pafilmuoti biškį. Tai varom. Lenkam kitus. Orą jaudžiu, įmeti mūsų valtį. Šoferį spaud gazą. Nu va, atplaukiam į Orvą. Koks gylis čia. Čia jau vis nebesima daugum. Ai, matos daugums. Kokį, nu, nemaža. Bet nelabai giliai. Kokį 5-6 metrą gal. Einam į Orvą pažiūrėti. Čia kažkur tai reikės palėti. 2 minutės. Generatorius Born. Turbūt lemputės turi atšveist generalinę elektrą. Jau. Nežinau, kas čia ir, bet čia galbūt susiformavę. Mes kada buvom Gruzijoje, tai lygiai toks pat susiformavęs buvo tipo širdiais forma ir raudona apšveista. Tai čia turbūt irgi susiformavę ir nu čia. Ok, ledamės į apačią biškį pažiūrėti. Ant ten vanduo matos. Aha, ten irgi vanduo. Ten tas oras daėjom toliau. Bandykim pralysti. How is it? I mean, I love it. I work with the Roman population. Va. Ten da matos toms, tai kažkur reiškis dar ten tas oras. Ir dar toliau. Čia vandens dar labai daug. Čia turbūt tas pats lygis, kur ir tarp peklių. Tai ten yra dar vienas oras, buvom priplaukę prie to Orvą, katras yra didžiausias Balkanus. Jis yra 200 metrų po apačiu ir ten tas vis žemėlapis buvo parodytas. Saka, to paklaus, ar saka, esi buvęs? Saka, ne, saka, yra buvęs tik ta vienas lanks ir vienas italas, kelinsi to uolą.
Viskas, plaukam atgal. Plaukam atgal, esim be tem pasižvalgyti, kas gera ir važiuosim turbūt jau vienums, nes jau yra 6 valandas beveik. Tai va, ką plauki ir pavarga, atvarsia, gal gali partėjimt, tai žmogus priraša. Varom. Normaliai, pasisek vakam. Nu, viskas, paskutinis trips buvo su valtis, nes valtis nuvarė pririš. Ten nieks nepavotų, kokį čigoną atvarė. Čigoną gal nevag valčių, o ne arklius labiau. Bet einame sergio prie motociklo. Jeigu yra, tą čigoną nenuvarė, buvom spyną užkabėn, bet kon ten galim žinoti. Nu va. Apmažėjo ir turistų visko. Varysim pavalgyti, tam pat veit, kur vakar. Labas, kam iš tikrųjų vakar pavalgėm nebrongę. Jo, šiandien dienelė buvo turbūt bent jau iš geresnių, vakar nebloga pabuvom. Nu ir manau, kad kuo toliau, tuo bus įspūdingiau visokių dalykų. Nu, aštuonkėlė. Bus visokių fainų dalykėlių. Pravažiavom tas to eksbėčki, nubudesnis šalis. Tai dabar manau, kad bus daug fainiau, daug įdomiau ir daug vaizdingiau. Esam pavėsė, pažiūrėkit, ko rodo. 33 šilumos ir čia nenuvariklį, nes dabar ko tik užkūriau motociklų. Dabar tik išvažinėsim. O, su Harliu kažkas atlėkė. Kokie tie numeriai, albaniški. Jo, Albanija. Gražus Harliuks, tikra. O toks gražus jau. Nu, žinokit, šiaip yra tų rajonų. Tai visur gražiai, kur pravažiavom iš tos vienos pusės. Bet čia to pusė tai jau neveina veit, matau, tuok šitą va, net pakelias, primėtyti, prišiukšlint, ir paskui skraidavo po vis miestą šitą visur. Pagrindinę vien plasmas, realiai tudė, kad nesugebėjai kažkokį konteinerį sumėtyti. Ir taip vis miestas paskui praded skėsti šiukšlės. Nu, nežinau. Nu, į žmonių. Yra tokių žmonių, ten ant kelių, nu, tas pats, va čia, nu, blemba. Ta prasme, sudėti kokiais dėžda, kažkur, nu, neišskris, to šiukšlės, dabar skraido visur. Nu, va, pasiėmėm šiandien tam pačiam viešbutį davėm kambarėlį. Toks. Pigiau, 12 eurų pigiau negu vakar pamokė. Kažkas apie 50 eurų, kiek čia mes sumokėjom šiandien. Ir vaizdas ir į patį centrioką dabar jau. Į patį centrą. Čia vas tą aikštę centrą. Ten nukalom tai mūsų kryžę, kur mes buvom šiandien. Taip atrodo netoli, va tiek daug važiuoti. Va taip, gera esu nevalgys. Esu nevalgys šiandien. Neskaitant pusryčių, kur ten visiškai praktiškai nieka. Tai reik eiti vėl į to patį kabinuotį, kuris kur vakar buvom. Žiauriai gerą kabinuotį, žiauriai skanę pavalgėm. Tai jau čia pasimsim vėl šaltą liuką, nes jį lauk labai karštą. Nu, savaitgalis, gal išgert biškį, nealkoholin. Ir jo, biškį pasibūsim centriuk, esam Gold.
ryto planuojam ankstiai išvažiuoti. Varysim į Kosovą. Jaučiu, jeigu nepersigalvosim vėl. Į Kosovą ir po Kosovo jau varysim vėl atgal į Juodkalnį ir į apač jau prie Orchidų ežero. Tai va, varom į centrą. Oh my God. Yeah, do the same best beer in the world. Yes. Mixed grill, one. Yesterday was enough. 2 bread, 2 dishes. Salad? No, without salad. No problem. Thank you very much. No problem. Nu, sutikom toj kveiną lietuvį, vėl tam pat to pačio kavinė. Sak, nuėkti virš, sak, čia gyvos muziks paklausyti. Tai tie pienam, nu fain. Naktienį gyvenim pasižiūrėti. Nelabai kongerdu, tai tiesiog praėsiam. Nelabai iš tikrųjų turbūt ir matosi, ne? Faina, pelni bara, visur gyvo muzika. Bandysim nusileisti į apač. Gal kažkur dabiškur suksim. Ir eisim į viešbutį, mieguoti, nes iš tikrųjų ryto anksti planuojam keltis ir važiuoti į Kosovą. I'll be on my knees, thinking about please, darling, won't you be slow down?